Tai važydų po mažiausiai, nusikrygė po žydų. Nes jie save laiko vieną didelę šeimą visą. Kaip leidimų? Čia, suprantu, 4 žmonės. Suprantu, 4 žmonės, žiūriu lydėjus. Gali pateikti dokumentą? Savo asmeninį. Aha, savo asmeninį. O šiaip, ką mes turim, čia galite pažiūrėti, bet ką liečia žmonių. 4, tai iki 9 mes galim laisvai, mes... O čia jūsų 4 yra, taip? Taip, o kur čia baigės? O šiaip čia ateina žmonės, kurie mūsų neribotai. Taip, tada visiems bus gyvena. Lydėjai, tu atneši. Kuo tamsių paros metu pažiūrėjau? Nes paaiškėjo, kad tamsių paros metu jūs gali galimybės. Patrulės 4 vynuose, taip? Baltosios vokės 4, būtas 40, šeiminės, neblaivus, pranešėjas vyras, dukra, prašau. Čia aš su mišnikėjau šiandieną. Ne, nespėjau. A viršininkas jūs skambina ir žadėjo 11 atvažiuoti čia. Nu, supratau, mes pranešim, važiuosim, gerai. Ai, bet jis atvažiuos. Mes laukiam jo. Nebus leidimo, mes jūs sodinsim visus į typą. Nu tai ne, tai aš palauksiu, dabar pažiūrėsim. Yra kitas dalykas, kad jeigu Seimo narys dalyvauja, aš gal susitinku čia su rinkėjais ir galiu, kad ir 3 valandą nakties susitikinėti, niekas mane uždraus. Aš net galiu daugiau negu su 9 susitikti ir su 50. Čia dėl to tai problemų nebus, tik tai aš visą naktį tikiuosi nereikės man čia būti. Gal kaip čia sąlygos, jeigu taip pabagdavot. Esu 10 dienų badavęs Lukiškėse, taip kad man čia porą dienų nieko ne problema. 10 dienų buvo jau sunkoka, paskiau kažkas su šiek tiek pradėjo. Nors nuskaidrėjo smegenys. Čia prokuratūros žemės negalima statyti, reikia leidimo, čia vaikų aikštelė negalima, čia va šitas kampas. Niekieno žemė, reiškia miesto. Ne, čia yra savivaldybė žemė, bet kas už ją šiandien deda parašus, jie patys nežino. Tai faktiškai man nieko nereikia, man reikėjo to adreso, bet jeigu adresas prokuratūros, tai aš jį žinau. Pone Lyda, jūs tada vienintelį čia organizatorių šitas? Taip. Leidimą jūs turite? Dabar norim parodyti tą, ką turim. Čia savivaldybės nurodyta vieta? Čia, matot, 4 žmonės tik tai būdė. Jo čia nėra piketas toks didelis, kad leidimas reikalingas būtų. Nu, nurodyta vieta yra. Tai žemėtvarkai pateiktas, kad yra. Žemėtvarka, nacionalinė žemėtvarkos skyrius iš viso sako, mes nežinom, kokias funkcijas atliekam. Ir mes neturim štampo, kad jum patvirtint. Dėl laikinių pastatų. Čia šiandien parašyta, nes mes sužinojom šiandien dieną, antrai dienai, galima sakyti, antrai dienai vykstant tai bado akcijai, kad reikia naktį leidimo. Šitas rytoj bus suderinta iš nuo pačio ryto. Todėl, kad bus komiteto. Jo, komiteto susirinkimas rytoj bus. Rytoj leidimas bus derinamas su pačiu miesto meru, tarpininkaujant Seimo nariui Sauliui Tomui. Tai 4 žmonės. Kur ką sumaikėm čia? Tai aš esu va... Dabar visi apsirengę, tai dabar mes visi vienu. Tai aš va... Mes renkam parašus už tai tam. Dabar naktį neberenka. Naktį niekas nerenka. Taip, piliečių teisės apgintos, taip sakant. Demokratija ginta. Gerai, kad yra tokių aktyvių žmonių dar Lietuvoje.